Kovo 8 dieną Telšiuose ateities vidurinės mokyklos sporto bazėje vyko tradicinės tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Varžybose dalyvavo 9 sunkumų kilnotojų komandos iš Lietuvos, Estijos ir Latvijos. Vaizdo reportažas iš šios sporto šventės. Labadiena, sportininkai, treneriai, šių varžybų organizatorio. Zigmai, ačiū tau. Turbūt neatsitiktinai šiandieną tas turnyras ir pasivaržymas tarp sportininkų sutampa su valstybės didžiulė šventė, tai yra kovo 11-ąją ir labai malonu, kad būtent jos garbei ir yra rengiamos ši šventė. Na ir taip sutapo, kad moters diena šiandieną. Aš tikiuosi, kad tos šokėjos, kurios čia šoko gražiai, neužliuliavo trenerių, neužliuliavo sportininkų ir jie tikrai sieks aukštų savo rezultatų. Taigi, linkiu, kad būtų tikros varžytuvės, kad būtų sąžiningos varžytuvės ir tikiu, kad nugalės stipriausiai. O svarbiausia turbūt tai yra jūsų susitikimais, tai yra pabendravimai su kitų valstybių sportininkais, su kitų valstybių treneriais. Taigi dėkui organizatoriams, dėkui visiems, kurie atvykote iš toli, iš arčiau ir dar toliau. Taigi linkiu gero renginio, tai yra tikrų varžybų su diskusija ir su, manau, paplanavimu rytdienai ir tolimesniai ateičiai. Ačiū Jums. Noriu visiems padėkoti už tai, kad jūs šią gražią dieną, kovo 8-ąją, susirinkote į sportinę šventę, kad pagerbti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Mes jau sportininkai senai žinome, kad nuo pat pirmųjų metinių rinkdavomės įvairiose vietose, tai būdavo Kryžkenuose. Po to esame ir čia dalyvavę. Šiandien sugrįžome vėl į šitas patalpas ir aš manau, kad čia mes gana dažnai, jeigu Dievas duos mums dar išlikti šiame pasaulyje, tai mes susitiksime kas sporte, kas prie sporto šioje salėje, šiose patalpose. Šiandieną, kaip ir kalbėjau, labai yra mums malonu
kas sutapo su kovo 8. O moteris taip pat šią vyrišką sveiką sporto šaką taip pat mėgsta ir ją kultivuoja. Todėl aš norėčiau, pasinaudodamas šią progą, visų pirma, pasveikinti su kovo 8 visas sportininkės moteris ir, aišku, mum brangias moteris, kurios šiandien mums padeda šioje šventėje. Sėkmės. Latvija, Varis. Невспоминали. Estija, aktiv. Gargždų atstovai. Atminimui dovanėlę. Ačiū Sūnui, ačiū visiems sportininkams už aktyvų dalyvavimą. Iš kur esat? Iš Telšių. Vardas, pavardė? Laurinas Laurinavičius. Vadovė. Ačiū labai. Ir nugalėtojo tapo Ciensianis Ančas, 283,3. O dalyviai 93 ir vyresni rikiuotės pristatymai. Šitą 93 metais ir vyresni. Šioje sraute dalyvauja Irmantas Kačinskis, gitarinė saulė. Manvydas Grubliauskas, grifas. Jelas Darvė, Estija. Linas Vitkauskas, gitarinė saulė. Giedrius Lukauskas, Gargždai. Ir Tadas Petrošius, Gargždai. Pakilos vyriausias teisėjas Alvydas Gargždys. Bandymas sėkmingas. Bandymas sėkmingas.
Bandymas. Na, o galutinai susumavus rezultatus šiame tarptautiniame turnyre nugalėtojais tapo telšiškiai. Pirmoji vieta atiteko klubo Gintarinė Saulė komandai, kuriai vadovauja Zigmas Šimkus. Antrą vietą užėmė taip pat telšiškiai, tai Grifo komanda. Trečioje vietoje liko estai, ketvirtoje Degaičių komanda, penktoje Anykščių komanda, šeštoje Latvijos Saldų komanda. Na, o 7, 8 ir 9 vietomis pasidalijo Gargždų, Klaipėdos ir Latvijos Balvių komandos. Prizininkų trejetas. Trečioji vieta dvikoje surinkęs 235 kg, o Sinklerio 278,6 iškovojo Janas Darvė Estija. Antrąją vietą dvikoje surinkęs 280 ir Sinklerio surinkęs 315,5 iškovojo Linas Katkauskis, Gintarinė Saulė. Ir nugalėtojų šiame sraute tapo Irmantas Kačinskas, dvikoje 270 kg ir pagal Sinklerio 340,5 taško. Tai va, jūsų rankoje tokia vertinga, graži taurė. Ar lengva buvo ją? Nu, nelengva, aišku, reikia dirbti, kad iškovoti taurę sunkiai. Koks rezultatas šios dienos? Rezultatas yra dvikovai 270, bet vertinu, nėra mano geriausi, nes po pertraukos biškį grįžęs esu į sportą, vėliau bus geriau. O jūs iš kur esat? Iš Telšių rajono. Gintarinė Saulė. Zigmo Šimkaus Saulė. Ar tam klube jau senai? Nu, 13 metų turbūt. Dabar apie 10 metų, 9-10 metų. O kas jūsų treneris? Zigmas Šimkus. Aišku. Nu va, tai tokia graži proga buvo pasirodyti gerai. Aišku. Na ir priminkit vardą, pavardę. Irmantas Kačinskas. Sėkmės jums. Ačiū. Dar keli žodelis, čia vietinė televizija. Tai tuose varžybose ir dopingą dar tikrins? Taip, tikrinsim. Šiandien svarbios varžybos turbūt. Tarptautinis turnyras. Svarbu išsiaiškinti, ar viskas vyksta teisėtai. Pagal visas taisyklės? Taip, pagal visas taisyklės. Nu ir jūs man dar pasakykit, kokios čia organizacijos atstovai? Čia yra Lietuvos antidopingo agentūra. Jūsų vardas pavardė? Edvinas Taskevičius. Kągi, sėkmės jums. Ačiū jums. Jūs irgi sunkumų kilnojimo turit grupę, daug metų dirbat, ar ne? Taip. Ir dabar kiek lanko jaunimo, kiek pas jums?
Mano grupėje lanko, turi lankyti pagal tą 10 žmonių, bet jų yra daug daugiau, apie 15-17 sudaro. Todėl, kad kiekvieną metą reikalinga yra įdirbis dirbamas. Nes 12 klasių pabaigę mokiniai išeina, tai jų vietą turi jau atitinkamai su kažkokiu tai atskiriu pareiti kitas. Nu ir kiek tokių kietesnių sportininkų jau esate paruošę? Nu, daug. Jau yra daug paruošę. Ir Lietuvos čempionų, ir prizininkų, ir Europos čempioną, ir Europos rekordininką Egidijų Remiezą. Ir taip Europos čempionate ir pasaulio čempionate yra dalyvių. Sūnus Edvinas taip pat dalyvavo pasaulio čempionate Varšuvoje, bet ten jis buvo, užėmė 15 vietą. Bet vis vien, pats faktas gražus. Taip. Yra tikrai pasiryžus vaikų, kurie užsiminėja sunkiai atletiką, labai jiems patinka ir siekia aukštų rezultatų. O kiek metų jūs jau treneriu dirbat? Jau dirbu virš 30 metų, apie 40. Va, priminkim dar vardą ir pavardę. Kieno? Savo vardą ir pavardę. Alfredas Damanskis, Telšių sunkios atletikos treneris. Ir klubo vadas. Ir klubo Grifas, pirmininkas. Откуда приехали? Эстия. Ну, какое впечатление? Впечатление хорошее, потому что мы приехали сюда в командном выиграть кубок. Только не знали, первое, второе или третье. Ну, третий этот хороший результат, потому что у нас не полная команда была. Женщин у нас не было с собой. Ну что поделаешь. Праздник они не ехали, наверное. Ну да. Ага. Ну и как у вас этот вот спорт такой? Тяжелая атлетика, штанга? Да. Ну, как сказать. Популярно? Не так очень. Есть два такие международного уровня спортсмена у нас и все. А вы из какого города? Мы деревенские парни. Мы из такой местности, Албу, волость Албу. Это 70 километров от Таллина. Ну, крепкие парни. Ну, сегодня не самые сильные с собой были. Второй экипаж. Ну, успеха вам. Мы не хотели прийти выиграть вас. Летом мы выиграли вас. Думали, пускай сейчас они дома сейчас выиграют. А здесь первый раз или раньше были? Наверное. 8-й точно. О, Зигма здесь. Вот он, Зигма, как gali pasakyti apie kitų valstybių atstovus? Šaunu, kad mes bendraujam, palaikom ryšius. Jie pas mus atvažiuoja, mes pas jų atvažiuojam. Tai yra labai malonu. Ir toks bendravimas berniukams duoda impulsą dirbti geriau ir aukotis daugiau sportui, nes mato, kaip nuvažiuojam, kokie ten rezultatai. Mes kartais juos pagazdinam, jie kartais mus pagazdina. Gyvenimas yra такой жизни. Один раз вам немножко дернем. Toks gražus lenktyniavimas. Jo, gražus yra. С estais, latviais, с белорусais. Потому что, клубном уровне более-менее ровно. Ну да, один раз не выиграет друг. Это зависит, кто может поставить сильных партнеров. Можно сравнить, да? Можно. А ваше имя и фамилия? Ahti Upin. А здесь Зигма Šimkus. Счастливо вам. Спасибо. Kaip Zigmai, rezumė, ar patenkinus tom varžybom, tom renginiu? Tai kaip čia galime sakyti, jeigu tapome šiuo renginiu nugalėtojai, tarp tokių stiprių komandų, tai aš manau, kad yra gera. Ir mes ne visados galim sakyti, būsime nugalėtojai.
ateis diena, tai gali mūsų vienas iš geriausių sportininkų apsirgti ir kaip šiandien apsirgo Rubinas, tai gali atsitikti ir keliems sportininkams, nes ir gripai plėtoja po... Bet čia laikini dalykai, o šiaip įdirbis. Bet koja pakiša. O įdirbis ir didelis, ar ne? Nu, įdirbis yra didelis. Mes Lietuvoje, galiu drąsiai pasakyti, visos, mes Telšiai, Klaipėda, Telšiai, Marijampolė, tai pagrindas. Sunkioje atletikoje pirmauja. Jo, čia. Aha, nu ir kiek sėkmai metų jau darbuojas čia tu esi? Aš jau darbuojas, kai baigiau Kūno kultūros institutą nuo 82 metų ir pradėjau po truputį dirbti. Aš jau čia išėjo treneris Laudamanskis, jisai buvo išėjęs, tada aš perėmiau dirbti. Po to kiek metų dirbau kaip nepriklausomybės buvo pirmos metinis, tai suorganizavau pirmas nepriklausomybės. Tai kelintos dabar varžybos tokios buvo? Dabar yra, mes galiu sąžininkai pasakyti, kai Lietuvai buvo tada buvo patriotinis kaifas buvo. No. Tada. Ir mes, kada Lietuva vienus metus išbuvo nepriklausoma, tai mes galvojom, ką čia gero padaryti, įsiminti. Tai mes ir padarėm tą tarptautinį turnyrą, į kurį suvažiavo, iš karto atvažiavo Šilutė, čia sunkioji atletika Lietuva, kaip tapo nepriklausoma, labai silpnai stovėjo. Po to pradėjo važiuoti Baltarusiai, Rusai, čia važiavo tiesiog pasaulio ir Europos žvaigždės, atvažiuodavo ryškinus ant potilčio, kad parodyti save. Ir malonu buvo, kada Baltarusių komanda važiuodama į Iraką, užvažiavo į ryškinus ir sudalyvavo tame nepriklausomybės tarptautinėme turnyrė skirti valstybės atkūrimo dienai pažymėti. Gerai, tai kągi, sėkmės jums. Ačiū. Labai malonu yra, kad mūsų tas triūsas, tas įdirbis vis labiau yra plečiamas. Vertinamas ir pastebimas. Vertinamas kaip? Galiu tik tais su tokia gaidelė pasakyti. Vis tiek pirmieji metai buvo kažkaip aukštesniam pakilime. Dabar jie tapo, galbūt Lietuva 14 metų buvo nepriklausoma, mes kasmet labai karštai dirbame. Po to, kai iš vieno glėbio į kitą glėbį peršoko, tai aišku, savaime jau dirbama, nepriklausoma viskas, bet jau, aš manau, kad galėjo būti ir taip, kad galėjo Lietuva gyventi nepriklausoma visiškai, kaip Šveicarija, kaip tos valstybės, kurios ar būtinai būti kažkieno sudėti. Gerai, žodžiu, sėkmės. Ačiū.